Labas, šiandien aš norėčiau pasidalinti apie I Chingą. Ir tai lietuvių kalboje verčiasi į permainų knygą, kuri yra viena iš seniausių, dar tebe, gal net seniausia tebe naudojanti būrimo sistemą, kuri dar naudojama iki šiol. Ir tai kilo iš senovinės senosios Kinijos. Ir kai senaisiais laikais sukūrė šitą būrimo metodą, degindamas kaulus ir žiūrint, koks atsakymas būdavo jų klausimus. Tai kas mane įtraukė į šito, tai iš dalies mano domėjimas į Human Design sistemą ir kaip I Chingas yra įtakojamas į daug kitų dabartinių sistemų, kur išaugę kaip iš astrologijos ir įvairių skirtingų praktikų. Tai kitose videose pasidalinsiu daugiau apie Human Designą ir kaip I Chingas įtakoja tas sistemas toj pusėj. O šiandien pradėsiu nuo I Chingo, kaip jį naudoti ir pravesiu jūs su kaip gali savo pasiburti. Tai svarbiausiai yra turėti savo klausimą galvoje, ką tu kažką, prie ko tu norėtum gauti kažkokį daugiau insighto, kažkokio pagalvojimo toliau. Ir klausimas neturėtų būti atsakomas į taip arba ne, tai turėtų būti platesnis klausimas. Tai ne toks kaip kur man kraustytis, o daugiau, pavyzdžiui, kaip būtų, jeigu aš įsikraustyčiau į kitą kraštą ten. Ir palyginti tą su kaip būtų, jeigu aš tenai įsikraustyčiau ir kaip būtų, jeigu aš čia pasilikčiau. Čia kaip atrodo visi 64 heksagramai. Kaip matote, jie visi susidaro iš viršutinės dalies ir apatinės dalies, ir jie turi arba tiesią liniją, arba dalinai sulaužytos linijos, arba pilnai sulaužytos linijos. Ir ką mes darysim? Geriausia, jeigu turite savo klausimą, bet parodysiu, aš savo jau sukūriau, ką man laikyti omenyje kurianti turinį šį mėnesį. Ir su šituo klausimu būtina turėti 3 monetos, kurie būtų panašus, ir kad paskirti, kuria pusė bus viršutinė pusė, galvos pusė, ir kuria bus uodegos pusė. Verčiu iš anglų kalbos. Tai čia, kur riteris, bus galvos pusė, kuri verta 3, o kita pusė verta 2. Tai su 3 monetais mes kursime linijas. Ir metant visus 3 bus tarp 6, 7, 8 ir 9. Ir tai mesim 6 kartus ir mes kursim savo heksagramą. Ir tai kūrėsi iš apačios. Tai skaitosi, kad pirma linija yra apatinė linija ir kyla į viršų. Ir tai, jeigu turi puoduką, paprasta gali mesti ir gausi savo skaičių. Tai čia galva ir uodega. Tai čia verta 8. Kur mano paišelis? Tai pirma linija. Aštuoni. Lengviausiai pradžioje tik parašyti numerį ir toliau
Va, yra galva, galva ir kita galva. Čia antra linija verta 9. Va, yra verta 2. 3 tai 5, dar 3 tai 8. Trys, 3, 3. Tai čia 9. 2, 2 ir 3. Tai čia verta 7. 2, 3, 3. Tai 8. Tai monetų nebereikės. Ir naudojant šitą čia, mes galim tada pastatyti savo heksagramą. Tai pirmutinas darosi iš 8, tai čia yra sulaužytas. Ir 6 ir 9 yra specialūs, nes iš šito vieno heksagramo gausis kitas heksagramas. Ir paaiškinsiu daugiau apie tai toliau. Tai 6 ir 8 yra būdų sulaužyti. Tai pirma linija sulaužyta, tokia. Antra linija 9, tiesi linija. 8, trečia linija, tai vėl sulaužyta. 4 linija tiesi. 5 linija 7, irgi tiesi. 6 linija 8, tai sulaužyta. Tai dabar šitą padarę, mes galim sukurti antrą heksagramą. Tai antras heksagramas yra toks, kai gausi būrimą pirmo heksagramo, yra galima tai pagalvoti, kaip pasikeis būrimas į kurią pusę. Tai sukurti ją, tai visur, kur yra 6 ir 9, jos apsikeičia. Tai, o kur 7 ir 8, jos pasilieka taip pat. Tai dėsim antrą, kadangi pirma linija yra 8, ji pasilieka sulaužyta, nesikeičia. O antra 9, kadangi ji čia yra tiesi, ji dabar bus sulaužyta. Taip, 8 sulaužyta. 4 9 vėl sulaužyta. 7 nesikeičia, tiesi. Ir 8 nesikeičianti sulaužyta. Tai šita gaunasi, kad tik tai viena tiesi linija. O dabar, kad surasti jų reikšmę, randė šitokį vaizdą. Šita kairė pusė yra apačia. Tai galima pirmą surasti, kad šičia apačia yra sulaužyta, tiesi sulaužyta. Tai šičia randė, kur yra sulaužyta, tiesi sulaužyta. Tai va, vanduo, tai bus šitoj eilėj. Ir tada viršutinė yra tiesi, tiesi sulaužyta. Tai pažiūrim čia, kur yra tiesi, tiesi sulaužyta. Tai jeigu šičia iki pačio galo, tai 47. Tai čia kem 7 heksagramas. Ir dabar surasime kitą. Tai čia viskas sulaužyta apačioje. Tai žiūrim. Va, šitoj linijoje bus, kur žemė. Ir va, sulaužyta, tiesi, sulaužyta. Sulaužyta, tiesi, sulaužyta. Tai einam. Tai čia yra 8. O dabar tai smagi dalis. Surasti anglų kalboje yra labai daug žinių apie kur
reikšmės kiekvienos, o lietuvių kalboje irgi yra. Pridėsiu visus šitos tinklapius aprašyme, bet dabar su šituo galima rasti Chem 7 ir pakraus. Ir čia apačioje viena iš 4 blogiausių heksagramų. Šiuo laiku nereikėtų imtis kokios nors veiklos, susikaupkite ir laukite, jūsų mintys nepakankamai aiškios. Kažkas iš jūsų aplinkos, užimantis aukštą postą, išties pagalbos ranką, paklausykite šio žmogaus patarimų savo jėgomis, šiuo metu jūs mažai betikite. Nežiūrėkite į įvykius labai tragiškai, juk ir šis blogas metas praeis ir aplinkybės taps jums palankesnės. Ne visada būna šitokios sunkios. O tada galima 8 paimti ir blogiausia jau praeityje, tačiau sunkių problemų dar turite. Darbuose jūs lydės sėkmė, jeigu bendradarbiausite su kitais žmonėmis. Būkite ištikimas, neišsisukinėkite nuo savo pareigų, mylintis vienas kitą reikalingi abipusės pagarbos ir supratimų lygiai taip pat kaip mokytojas ir mokinys. Ar išsipildys jūsų norai labai priklausys nuo to, kaip jūs pasinaudosit viršininkų ir draugų patarimais. Azartiniams žaidimams laikas netinkamas. O anglų kalboje rasite daugiau arba originalioj įčingę galima rasti, kaip čia turiu pavyzdžiui, parodysiu, kaip atrodo anglų kalboje originalioj, tai confinement, kun. Ir originalus įčingas jisai darosi iš tokių trumpų parašymų. Tai confinement, growing, trial. The great in the person significant, without fault, possessing words not trustworthy. Tai mintis šitos originalios įčingo yra nebūtinai rištis prie to, ką sako, bet perklausyti, perskaityti žodžius ir pasitikėti, jeigu duoda kažkokią intuiciją iš šitų žodžių. Ir leistis, kad savo suvokimui įtakotų savo sprendimą, nes tikėtis kažkokio tikslaus atsakymo ne visada būna, dažnai nebūna. Ir čia padeda pamedituoti, pakontempliuoti ant šitų žodžių ir pabūti su jais. Tai linkiu jums sėkmės su savo būrimu ir iki kito.